Esu Šiauliuose, kur šiandien naujienų rubrikoje pakalbėsim apie plonosienio plieno konstrukcijų statybą. Kas tai yra, aš pats nelabai žinau, bet tuoj viską išsiaiškinsim. Labą dieną, Renaldai. Sveiki, Aidai. Kaip laikotės? Labai puikiai, kaip jūs? Aš irgi nežinau, kad šiandien man kažką įdomaus papasakosit. Taip, nepapasakosiu, parodysiu ir einam apžiūrėti tai, ką darome. Einam. Matom gamybos procesą, kaip gimsta ar atsiranda paneliniai namai. Juos visus pasigaminame gamykloje, išsiardom ir vežame į statybos aikštelį. Tai yra gaminamas lengvo plonosienio plieno karkasas, tai yra laikančioji konstrukcija, neorganinė medžiaga, tai reiškia 100 metų nepakeis nei geometrijos, nei vabaliukai užpuls niekas. Tai va čia yra panelių sujungimo vieta. Per šitą vietą yra atskiriamas pastatas, kaip ir va čia va matome ties lango, dabar yra laikinai sukabinta, bet paskui viskas atsiskiria ir gabaritiniu transportu yra pristatoma į statybos aikštelę. Tai čia yra daroma dėl to, kad būtų paprasčiau transportuoti, ar ne? Taip. Nes tokios visas sienos turbūt nelabai nutransportuosi. Kaip ir galima, bet šita būtent panelinė sistema yra standartiškai 2,40 pločio ir galim bet kur jie vežti žemyninė dalims. O ta panelinė statyba tokia, ne? Tai čia kažkokia tokia naujovė, kuri keičia kitas statybas? Iš dalies taip, ji pagreitina visą statybos procesą ir pastatome tokius namus per 7 dienas, 8, priklauso nuo namo dydžio, bet tai yra labai greita statyba. Gali būti ir modulinė, ir panelinė, ar ne? Taip. O kuo tai skiriasi? Modulinė statyba tai yra, kaip gamykloje įrengiame pilnai modulį, su vidaus pilna apdaila, gali ir būti baldai, o panelinė statyba yra, kai gamykloje pasistatom pilną fasadą, bet nėra vidaus apdailos. Bet panelinė statyba mūsų neriboja aukščiai. Tiesiog gali būti labai aukšti pastatai, ką riboja modulinė statyba. Pagrindinis turbūt mitas yra tas, kad plienas atrodo šalta konstrukcija. Nes plienas va pridėjus, tai jisai šaltas yra, ne? Taip, bet visą laiką sakom pavyzdį, kaip ir betonas, kaip ir silikatinė plyta, taip ir plienas laiko konstrukcijas ir nekeičia geometrijos. Tai jeigu taip paprastai pasakant, tai čia yra laikanti konstrukcija, o ne šiluminė kažkokia konstrukcija, ar ne? Taip, ir jinai visada yra viduj. Termoizoliacija yra iš išorės ir plienas niekados negauna šalčio. Šalčio, teisingai. Tai visa esmė yra termoizoliacija. Termoizoliacija yra vis laiko paskaičiuota toks storis jos, kad rasos taškas gautųsi termoizoliacijai, o ne konstrukcijai. Aišku, Renaldai, dabar ir žiūrovai mato va tokį plieną. Ar mes galim pamatyti, kaip tai atrodo jau pastatyta, padaryta? Taip, Aidai, važiuojam, parodysiu aš. Renaldai, čia turim tokį modulinį namelį, ar ne? Taip, turim čia modulinį namelį, bet šis modulinis namelis yra sudarytas iš 8 panelių ir jis reprezentuoja irgi panelinę statybą. Tai reiškia, kad gali būti ir 38 panelės, gali būti 100-200 kvadratų namas, taip pat pastatomas kaip ir šis modulis. O čia turim kiek panelių? Čia turim 8 panelės. 8. Taip, 8 panelės, turim 7 ant 3 metrų išmatavimo gabaritą. Tai 20 kvadratų, ne? Čia taip, grubiai. Viduje šiek tiek mažiau yra. Kokią ekonominę klasę galima išgauti su panelinė statyba? A++. A++ galima. Taip. Ką norima, negalim padaryti. Taip. Jokių Šitas problemų. nėra A++, nes sienas yra šiek tiek termoizoliacijos sluoksniai mažesnė, kaip ir matome. Čia pavyzdžiui, yra 160, čia yra uždėta mažiau šiek tiek. Jeigu A++ būtų 200, tiesiog čia yra kaip sukomplektuojam, koks yra poreikis, ar tai gyvenamoji, ar tai poilsio, tiesiog priklauso, ar kokia šalis, kokie reikalavimai.
O jeigu lygintume kitokią statybą, ne? Čia, sakykime, sausa statyba, ar ne, kaip suprantu, Taip. panelės iškart yra pagamintos, atvežtos, o jeigu lygintume su šlapia statyba, pavyzdžiui, skirtumai kokie. Vienas dalykas tai būtų didesnės apkrovos pamatui, kitas Tai dalykas čia būtų... reiškia, jeigu yra panelinė statyba, tai gali būti kažkokie paprastesni pamatai, ar ne? Taip, mažesnis yra apkrovas, pats lengvesnis yra pastatas, lyginant su sunkia statyba, mažiau šiukšlių, tai reiškia, kad iš gamyklos atvažiuoja jau pagamintos konstrukcijos, kurias montuojame vietoj, tai tiesiog sukuriame mažiau šiukšlių. Tvarumas. Tvarumas tai irgi labai yra tema, nes plienas yra perdirbama žaliava, tai reiškia, atitinka žalį kursą ir žiedinę ekonomiką. Viskas sukasi ratu. Ačiū, kad žiūrėjote. Šiandien viskas. Nepamirškit mūsų sekti socialiniuose tinkluose ir pasimatom kitą sekmadienį. Laidoje Viskas pamatuota. Iki.